Prancūzai siunčia kamuolį į baudos aikštelę. Lietuvos futbolininkai gana lengvai apsigina, dėja vėl klaida perdodant kamuolį ir vėl lietuviai priversti grįžti prie savo vartų. Girkiufas, Ribery, smūgis į vartus ir dėja 67 rungtynių minutė. Lietuvos futbolininkai priversti traukti kamuolį iš savo vartų. Vos šiek tiek buvo palikta erdvės Frankui Ribery ir futbolininkas bemaž to pasinaudoja. Stipriu smūgiu siunčia kamuolį į Žydrūno Kračemarsko ginamus vartus. Taigi 67 minutė. Ribery dėja 1-0 pasaulio vicečempionų Prancūzijos futbolininkų naudai. Dar kartą štai šis epizodas. Girkiufas atiduoda kamuolį Ribery, šis nieko nelaukdamas smūgiuoja ir pritrūksta kažkiek centimetrų Žydrūnui Kračemarskui, kad pasiekti šį kamuolį per vėlai. Šiek tiek per vėlai, ko gero, pašoko Žydrūnas Kračemarskas ir kamuolys visiškai šalia vartų įskriejo į Lietuvos rinktinės vartus, visiškai šalia rankų praskriedamas Frankas Ribery. Ir žiūrėsime, ką dabar.